Šiame interaktyviame vaizdo įraše nagrinėjami būdai, kaip aktyviai skatinti nediskriminacinį elgesį vedant užsiėmimus su jaunais vyrais. Išmoksite atpažinti diskriminuojančią kalbą, rodyti įtraukiančio elgesio pavyzdį, nustatyti pagrindinės pagarbos taisykles ir sukurti saugią aplinką, kurioje vertinama įvairovė ir skatinamas dalyvavimas. Peržiūrėję šį vaizdo įrašą, atlikite trumpą testą ir patikrinkite savo žinias. Diskriminacija gali būti įvairių formų. Verbalinė – stereotipai, įžeidžiantis komentarai, išskiriantis komentarai. Neverbalinė – kūno kalba, pašaipos, atskirtis nuo grupės. Struktūrinė – taisyklės ar praktikos, kurios vienus žmonės vertina palankiau nei kitus. Kaip jaunimo darbuotojas turėtumėte? Greitai, bet ramiai įsitraukti. Pakeisti situaciją, kad būtų siekiama supratimo ir dialogo. Mokyti grupę abipusės pagarbos ir įtraukties. Prisiminkite, jūs esate elgesio, kurio tikitės iš savo grupės, pavyzdys. Jūsų reakcija į diskriminaciją moko daugiau nei bet kokios taisyklės. Kai pasigirsta žalingas komentaras, išlikite ramūs ir neutralūs. Kritikuokite elgesį, o ne asmenį. Paaiškinkite, kodėl tai žalinga. Skatinkite empatiją ir apmąstymus. Palaikykite nukentėjusį asmenį, jei jis nori pasikalbėti. Jūsų tikslas nėra bausti, jūsų tikslas mokyti. Kaip moderatoriui, kiekviena įtampos akimirka yra taip pat ir augimo akimirka. Tiek jums, tiek jūsų grupiai. Jūsų reakcija gali paversti nepatogumą sąmoningumu, o tylą dialogu. Laikui bėgant šie nedideli, nuoseklūs veiksmai sukuria saugumo ir pasitikėjimo kultūrą, kurioje kiekvienas supranta, kad klaidos yra galimybės geriau suprasti vieniems kitus. Prieš pradedant sesiją kartu su dalyviais nustatykite pagrindinės taisykles – socialinę sutartį, skatinančią pagarbą ir saugumą. Šios taisyklės sukuria jaunimo atsakomybės jausmą proceso ir grupės dinamikos atžvilgiu. Svarbu, kad visi grupės nariai dalyvautų taisyklių kūrime, suprastų jų prasmę ir visi sutiktų su taisyklėmis. Pavyzdžiai. Klausomės netrukdydami. Mes kritikuojame idėjas, o ne žmones. Mes nenaudojame įžeidžiančios kalbos. Nustatydami pagrindines taisyklės, naudokite kūrybinius metodus, pavyzdžiui, grupės smegenų šturmo sesiją su lipniais lapeliais, pieškite simbolius, kurie reiškia pagarbą ir įtraukti, arba naudokite skaitmeninės priemonės kaip Padlet, kad surinktumėte visų idėjas. Kūrybinės veiklos padeda įtraukti visus į procesą, vizualizuoti bendras vertybės ir didina atsakomybę už galutinius susitarimus. Saugi erdvė neatsiranda savaime, ji yra sąmoningai kuriama. Įtrauki ir saugi mokymosi erdvė reiškia ne tik taisyklių laikymasi, tai priklausimo jausmas. Tai erdvė, kurioje kiekvienas dalyvis jaučiasi vertinamas, gerbiamas ir gali būti savimi, nebijodamas būti teisiamas. Kai jauni vyrai patiria šį priėmimo jausmą, jie tampa atviresni, aktyvesni ir labiau motyvuoti mokytis. Įtrauktis yra gerovės ir augimo pagrindas. Norėdami skatinti įtraukti, naudokite neutralią ir įtraukiančią kalbą. Kvieskite kalbėti skirtingus žmones ir padrąsinkite tylinčius. Stebėkite neverbalinę dinamiką, kas kalba, kas atsitraukia. Po kiekvienos veiklos kartu apmąstykite grupės atmosferą. Sukūrus saugią ir pasitikėjimų grindžiamą atmosferą, kitas žingsnis yra užtikrinti, kad jūsų moderavimas taip pat apimtų kultūrinę ir socialinę įvairovę jūsų grupėje. Kiekviena grupė apima unikalias kultūrinės, socialinės ir asmeninės patirtis. Būti kultūriškai jautriu moderatoriumi reiškia pripažinti šiuos skirtumus ir pritaikyti savo metodus taip, kad kiekvienas jaustųsi vienodai priimtas ir gerbiamas. Tai gali apimti pavyzdžių ir istorijų atspindinčių skirtingas dalyvių patirtis naudojimą, atsižvelgimą į kalbos barjerus ar bendravimo stilių, prielaidų apie lytį, kultūrą ar įsitikinimus vengimą, jautrių temų, kurios gali skirtingai paveikti dalyvių suvokimą. Kultūrinis sąmoningumas padeda kurti sesijas, kurios yra aktualios ir saugios visiems dalyviams, o ne tik kai kuriems. Nediskriminacinės aplinkos kūrimas yra nuolatinis sąmoningumo ugdymo, apmąstymų ir veiksmų procesas. Kiekvieną kartą, kai reaguojate į neteisybę, stiprinate pasitikėjimą ir įgalinate kitus daryti tą patį. Įtrauktis prasideda sąmoningumu, auga per dialogą ir klesti per nuoseklius veiksmus.
Dabar kviečiame atlikti testą, kuriame galėsite pasitikrinti savo įgytas žinias, atsakydami į 4 klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą, nepaisant to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Tai viskas šiai sesijai. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Tęskite mokymąsi e-studijoje, kad įgytumėte daugiau naujų įgūdžių, skirtų teikti skaitmeniškai transformuotą neformalų mokymą jauniems vyrams apie sveikatą ir gerovę. Sėkmingai baigę mokymo kursą įgysite skaitmeninį ženklelį jaunimo darbuotojas, inovatyvus jaunų vyrų sveikatos ir gerovės puoselėtojas.